į kitą šalį pas savo draugę. Va taip atrodo mano namai. Ir dabar aš jau paimsiu lagaminą ir važiuosiu. Ir reikia eiti jau į garažą. Taip padėsiu dar lagaminą į mašiną. Skrisiu ten 2 dienų pas savo draugę. Pabandysiu, pažiūrėsiu, gal mes su jie kažkur nueisime. Labai norėtųsi į kažkokį pliažą ten. Va, tikiuosi nuvažiuosim paprastai ir nieko sunkaus nebus. Aš jau 3 valandą turiu ten būti atvažiavusi, o įskrendam 3:30. Tai, kad reikia spėti atvažiuoti, labai būtina. Dar biškį pasigreitinam, kad tikrai spėti, nes dabar 2 valandos jau, tai kad važiuojame. Taip, tikiuosi, kai skrisim, nieko blogo nebus ir viskas bus gerai. Oi, dar policija, aš greitį nepadidinau. Ne, ant 50 važiuoju. Va čia kai kurie žmonės renkasi, į kurią šalį skrisiu, kol kas nesakysiu. Kad atspėtumėt paskiau. Taip, ir reikia surasti į savo šalį bilietą. Vat, aš jau turiu. Čia padedu lagaminą. Taip ir pasiemu. Taip. O čia padedu bilietą, o čia ir einame. Taip, tikiuosi, žmonių bus nedaug. O oficiantė taip čia. Va, jeigu jūs žinote, pas mus čia visi vairuoja, vairuoja žmogus, bet kol kas nerodysiu. Tai pasižiūrėkime televizorių. Va, oi, atsisėdo prie mūsų. Oi, aš sakiau, kad čia oficiantė kažkodėl, jeigu čia vairuotojas. Va, gerai. Va, yra žmonių, važiuoja, jų ne tik aš viena. Gerai, kada atvažiuosime, jau vėl įsijungsiu. Atskridau, tai kad jau einu. Čia viskas taip gražiai atrodo. Aš dar arendavau mašiną iš karto. Na, tokia juoda kabrioleta. Gerai, jau durys atidarytos mums. Sėdamės. Ir važiuojame dabar namo pas mano draugę. Šiandien aš galvoju labai daug planų, gal su ja kažkur nuvažiuoti. Jeigu jums patiks šis video, tada rašykite komentaruose antrą dalį. Jeigu norėsite. Gerai, važiuojame. Taip sunku normaliai važiuoti, nes tokias mašinas man nelabai patinka. Kabrioletai. Bet vasara tai geras, bet kai kuriam, man tai, ne. Mes su mano draugė ten susirašinėjom, kai skrydom, aš to neparodžiau, va, ir ji pasakė, kad, mes dar kažką galėsim pasigaminti arba užsisakyti. Taip, dabar aš biškį pamiršau, šitą miestą beveik niekada nebuvau. Vieną tik kartą ir labai senai
Taip, važiuot per čia reikia. Vat ir ten rajonas, kur tik namai ir ten kažkuris bus jos namas. Tik nežinau šiaip kuris. Gerai, važiuokime. Nu gerai, kada atvažiuosiu, vėl susimatysime. Gerai, aš jau atvažinėju. Taip reikia va taip. Nu čia pasistatykime mašiną va taip, kad nelabai trukdytų. Gerai, eikime. Taip reikia gal. Gerai, palaukime, kada ateis. Mums kažkas atidarys. Jie jau ateina. Taip tuoj, kaip suprantu, rakina duris. Gerai. O va atsidarė. Labas, kaip senai nesimatėme. Geras. Štai tokie didžiuliai namai. Labai gražūs. O mes šiandien kažkur važiuosime typo, ar ne? Ar šiandien iškart miegot? Ai, nu galvoju, ne, nes dabar, kaip matote, 9 valandos nakties. Gerai, tuoj pasižiūrime. Gal jį kažką atrašys? Ne. Gerai. Gerai, kurgi jį išėjo? Pažiūrėkime, gal jį kažką rašo. Jis sako ateiti. Gerai. Aš tada čia būsiu. Va pasižiūrėkite, čia toks žaisliukas yra. Daiktus čia galėsiu susidėti. Va čia tokia lovas 2 ir toks sofa. Gerai, dabar aš greitai persirengsiu į kitus, į pižamą. Tuoj tik padėsiu daiktus, čia lagaminą ir dokumentus. Gerai, tuoj persirengsiu. Vat aš persirengiau, tuoj užsidarysiu langus. Ir draugė man dar sakė, kad eis dabar pati miegoti, nes šiandien labai pavargusi, o aš einu pasižiūrėti, kažko pasidaryti valgyti. Gerai, va. Jeigu jums įdomu, jos kambarys čia, aš nelabai noriu rodyti jums, nesimiega, bet jos va toks labai gražus kambarys, bet, geriau nerodysiu, kad jį neatskeltų. Dar padarysiu taip room tour. Va čia jos tėvų kambarys, čia mano dabar, va čia jos. Čia jos mažojos sesės, bet jos mažosios sesės dabar nėra. Tai va toks pas ją kambarys. Mažoji sesė ten tokiam jo į stovyklą ir dar paimčiau pasakyti ten vonia. Gerai, bet pas ją labai didelis kambarys, namai ir, taip biškį keistai. Gerai. Tikiuosi taip daugiau nebebus. Va čia, kaip suprantu, jos namų darbai daro. Čia
viską prie kompiuterio, nu, darbo stalas, taip sakant. Gerai, aš nežinau, bet, nu, galima kažką pasidaryti, bet pasiečiu tokie dideli namai, aš beveik nieko nesuprantu, kur kas esą. Ai, va. Nežinau. Bet pasie tokie didžiuliai namai, kad aš nieko nežinau tiesiog. Tai pasižiūrim, ką galime čia pasigaminti. Viskas kažkoks per sunkus. Aš nežinau, jie turi produktų kažkokių. Tada pasidarykime. Galvo tokį, oi, ne, per daug ingredientų kažkokių. O, galima būtų tokį. Gerai, paimsiu šitą lentelę. Taip, paimsiu mėsos. Taip, dabar. Taip, pasižiūriu. Toliau einame čia. Padedam čia. Ir tuoj dar pamiršau šiltuvą uždaryti. Taip. Toliau paimsiu kiaušinių. Taip, čia juos tuoj pagaminsime. Turi gautis labai skanūs sumuštiniai, nu tikiuosi skanūs ir gerai gausis. Nu, ką žinau, kaip aš moku, tai gerai. Paimu toliau kiaušinį ir mes juos ir gaminame. Dar norėčiau nueiti į lauką. Galėsime. Taip, pasidarysiu maistą. Ir va tokie skanumynai. Čia durys, man atrodo, į lauką. Turi būti kažkur. Va čia. Tuoj namai užrakinti. Tuoj atrakinsiu greit. Va, jie turi batutą ir va čia rūbus. Kabyklą. Gerai, aš jums dar šiaip ne viską parodžiau, labai nedaug liko šiaip. Va. Aš nenoriu daug į lauką, tai kad čia dar yra stalas pavalgyti. Aš dar įsijungsiu televizorių. Oi, nenoriu žiūrėti žinias. Gerai. Kas čia eina per televizorių? Oi. Kažkoks televizorius. Pas ją netoks bagotas kaip namai. Taip, orai. Taip, pas mus saulė bus. Kaip gaminti maistą neįdomu. Nu jo. O, filmukas. Geras. Labai skanu šiaip. Bet aš nežinau. Ne visiems tikrai patiktų.
nes toks nelabai maistas. Gerai, eikime jau gal miegoti. Tai išjungsiu televizorių. Gerai, oi, šiandien netyčia. Gerai, eikime miegoti, net aš pusę nakties jausmas jau. Gerai, einu miegoti. Gerai, kada atsikelsiu, tada vėl mes filmuosiu. Oi, labas rytas, vėl esu jumis. Aš atsikėliau ir dabar greit persirengsiu. Na ir va taip aš apsirengiau. Ir tuo laiku aš dar mačiau, man kažkas rašė. Vat ištraukiu savo telefoną, šone manęs bus parodyta jo vidus. Taip, kažkieno rašyta. Atsiprašau, šiandien aš visą dieną nebūsiu namie. Taip, reikia patrašyti. Taip, atrašau. Oi, neatsirašė. Gerai, atsiunčiu. Taip, reikia pažiūrėti, man kažkas atrašys ar ne. Ir neskambink ir nerašyk. Gerai. Pasirašinėjom, o dabar norisi tikrai pavalgyti. Ir gaunasi aš viena namie iš to, kad jos tėvai darbe, o sesė mažoji darželį. Aš noriu pavalgyti, taip reikia pasižiūrėti, ką mes čia turim. Aš noriu va tokias salotas. Nepadarysiu. Kaip suprantu, pas mus per mažai ingredientų. O blynus mes neturim šitą flaurą. Va, mėsytės yra. Dar va toks va yra. Nu, pas mus labai mažai ingredientų. Gal va tokį? Labai skaniai atrodo, bet ir be žuvimi. Mes žuvies, man atrodo, neturime. Keksiukai. Nu, neužteks. Čia iš viso viskas labai daug. Taip, reikia pažiūrėti, kiek mes turime ingredientų ir kokių. Tuščia. Ir čia tuščia. Na jo. Nuvažiuokime tada į parduotuvę. Aš dar tokia alkana, pas mus nieko nėra. Tuoj tik atsirakinsiu namus. Aš tokia alkana. Gerai, atsirakinau. Tikiuosi, kitą kartą taip nebus. Aš ką, visą naktį neuždarinėjau duris?
Nu jo, gerai, kad nieko nepasidarė. Gerai, važiuosiu per šitą pusę, iš to, kad per čia arčiau. Pas ją nedaug kaimynų, dar jos vardas Adelė, pamiršau pasakyti. Taip, važiuojame. Aš šiaip nežinau, ko paimti. Nu, apsipirksiu visko, kuo daugiau. Man dar ačiū pasakys, kad apipirkau. Gerai, važiuokime. Dar paklausite, kai sakiau jos mažoji sesė darželėje, jos sesė mažoji darželį dėl to, kad ten buvo ir kur vasarą galima eiti, tai kad, nu ką jie nuėjo daryti. Iš kartais norėjo pas draugus, su draugais, nu viskas taip. O čia Big Supermarket. Įdomu, į sušis ar ne, nes mašinų nesimato. Nu va, galite pasižiūrėti, žmogus važiuoja. Gerai. Gerai, va taip užsukame. Dar čia ne tik kabriolėtas, jį galima uždaryti, jeigu norisi. Tai kad uždarysiu, kai tik atvažiuosiu, o ta pavogs man čia viską. Na, man čia reikia grąžinti. Va, pažiūrėkit, koks jis didelis. Tiesiog jis didžiausias. Oi, nereikia man taip daryti, tuoj susprogs kaip. Gerai. Reikia pažiūrėti. Taip, pas man elektrinė mašina. Tai kad galima būtų pasikrauti. Kaip suprantu, čia pasikrauti, taip. Va ten dar žmogus važiuoja. Taip, čia pasikrauti, taip. Nu, taip, uždarysiu geriau duris. Ne, ir ką, ten mačiau žmonės, kai kurie stovėjo tiesiog ir irgi su kabriolėtais, jiems nieko nepavogė. Tikiuosi, man ir niekas nieko nepavogs. Taip, reikia čia. Oi, čia iš kitos pusės. Aš vos į šitą stiklą nesitrenkiau prieš tai, nes ant sekundės pagalvojau, kad tai tikras įnėjimas. Kaip čia viskas skanaus yra. Dar kol jūs nematėte, aš va tokį lapelį pasidariau, ko trūksta namie. Tai kad dabar visko reikia priimti. Taip, dar čia. Obuolių dar paimsime. Taip. Reikia gal dar pieno. Oi, va. Taip. Ir taip. Kaip viskas skaniai kvepia, bet aš nepasirašiau šito nupirkti ir pinigų neužteks tada. Taip, čia visokie valikliai, o čipsai. Taip, norėtųsi šiaip čipsų pasiimti.
Bet aš maisto atvažiavau normalaus pirkt. Rysa. Taip. Vaikų maistą irgi paėmiau, nes dar reikėtų antrą kartą važiuoti, kad jau dar vaikui kažko. Taip, pieną. Paprastą paimsiu, bet norėtųsi ir su skoniais, aišku, bet štai paimsiu. Taip, ko čia dar skanaus yra? Kola čia visokia. Viskas labai skanu. Gal aš paimsiu dar čipsų. Na ir viskas. Taip. Einu kur patiems. Taip, daiktus tada. Taip, padėsiu. Viskas. Nusipirkome. Taip, dabar reikia eiti už mašinos. Taip liūdna tiesiog namie būt. Gal kai mes pavalgysim, nuvažiuosim į pliažą, kaip jums toks variantas? Labai geras, man atrodo. Oi, va, čia dar žmonės atvažinėja. Oi. Taip. Keistai atrodo niekam. Taip atidarom duris. Ir išvažiuojam jau su maistu. Kai atvažiuosiu, vėl įsijungsiu. Taip, aš jau atvažinėju. Tuoj padėsime ir kažkur nuvažiuosim. Aš galvoju, į pliažą labai gera vieta, kad nuvažiuot. Gerai. Tuoj aš labai greitai. Tuoj atidarom. Paimam. Uždarom. Man neužsidaro. Ką daryti? Gerai, uždariau. Taip. Reikia uždaryti duris. Gerai, eikime jau į namą. Tuoj atrakinsiu. Va. Galime jau eiti. Taip greitai einame. Oi. Padėti daiktus. Gerai, aš jau pasidariau greit užvalgyt. Va tokį su bananais sandwich. Sumuštinį, paprastai sakant. Ir jo, aš pasiėmiau Coca-Colos. Aš nesakiau, kad paėmiau, bet vis tiek. Gerai. Kodėl Coca-Cola man visą krenta kažkur. Gerai, aš jau pavalgiau ir važiuokime į pliažą. Kai aš jau atvažiuosiu, vėl įsijungsiu, nes iki ten važiuoti labai ilgai. Aš važiuoju čia, tiesiog labai daug mašinų. Va antra dar. Labai nepatinka, nes tuose mašinuose blogi žmonės ir juos reikia iškart praleisti. Jeigu va šita eilė, kur aš turiu važiuoti, iš kitos pusės, kur jie, atgal man, va.
Bet jie važiuoja per abi trasas, oi policija. Apie tai aš nelabai mąsčiau. Gerai, mes jau pravažiuojame. Čia toks daugiau vakaras, bet kai vakaras aš girdėjau, čia atsidaro tokia kavinukė. Čia dar ir kažkas ten tokio. Gerai, va taip prisiparkuosiu. Tikiuosi niekam netrukdysiu. Gerai, tokia kavinukė. Bet aš jau pavalgiau, tai kad dabar greit persirengiu ir maudytis. Labai bus gerai. Mano maudymas kostiumėlis. Dabar aš noriu nueiti pasimaudyti biškį ir tada nuo šitų, taip sakant, atrakcionų, bet tai ne atrakcionai. Gerai. Noriu biškį sušlapti, nu ir tada jau galima bus ten eiti, kad būtų geriau taip. Oi, čia tokia giloka jūra. Va, pasižiūrėkite. Tik va čia galima stovėti, nu va čia dar, va čia. Ir to, kad aš aukšta, man jau va čia iki pilvo. Pažiūrėkite, va čia. Bet aš moku plaukti, tai kad galiu ir ten plaukti, bet nelabai noriu bandyti, tai kad aš jau noriu eiti ten. Gerai, eikime. Aš jau pašlapau. Čia dar pasižiūrėkite, dar važinėja kai kurios mašinos, o ten pasistatė kai kurios. Nu, like. Gerai, eikime. Man labai patinka. Tiesiog labai gražiai atrodo, tikiuosi taip ir bus. Gerai, einam. Labai gražu, labai. Tikiuosi šiandien bus labai slidu, nes aš kai dar čia važiavau, mačiau, kaip čia daug vaikų maudėsi, bet jūs tuo laiku tikrai nematėte, nes aš tuo laiku jums nerodžiau. Gerai, eikime į šitą pusę. Čia labai įdomiai atrodo. Taip. Čia slidoka. O, vanduo, šaltas. Taip, čia taip pralendam. Čia aš noriu per va čia pralysti. Čia mažesniem vaikam negu aš. Gal va čia? O, vas pralendau. Taip, va čia, taip lipam. Čia žygla ir aš turiu šitą pusę lipt. Ką? Taip, davai, pabandome. Šokam. Lipam. O, ne, aš nenoriu krist. Man nepatinka, aš nenoriu krist. Ai, čia gal iš dviejų pusių. Čia iš dviejų pusių. Čia žygla. Man labai nepatinka, kad čia labai smarkiai slidu. Nu, aš pasiūlyčiau tikrai labai geras variantas. Pažiūrėkite, ten labai daug žmonių. Wow, batutas. Tuoj, aš nežinau, aš norėčiau visur pabūt, bet aš po šitais kamuoliais nešoksiu geriau. Šito, kad aš žinau, kad nukrysiu, ten labai gilu šiaip, tai kad aš nelabai noriu. Lipam. Gal pabandysim paskiau, čia labai aukštai ir labai giliai. Gerai, paskiau pabandysime gal. O dabar aš pračia einu. Aš noriu pabandyti va čia, per va tokį. Nepaslysk. Opa. Vanduo kaip šaltokas. Taip. Fuh. O čia į kurią pusę? Taip. Va, žiūrėkit, žmonės plaukioja, vaikšto.
keista biškį, kad jie su kažkokiais keistais maudimukais ir jie čia su rūbais. Tai gal jie kažkokį challenge daro. Kime per šitą pusę. Vau, čia gali numušti. Kad šitoje taip eini. Kodėl? Gerai, čia dabar kaip ninja reikia prabėgti. Praeiti. Gerai, va taip. Eikime dabar prie čia. Taip, lypame. Tai aš galvoju, dabar jau galima. Tikrai, bet labai baisu. Bet mes eisime. Labai baisu smarkiai, bet aš eisiu. Pažadėjau, tai dabar reikia eiti. Siūlyčiau visiems, kas čia atvažiuos, čia nueiti. Pats labai geras parkas, man labai patinka. Labai čia gilu, tai kad baisoka. Aš jau pagalvojau, šį vlogą nebefilmuosiu. Rašykite komentaruose, ar norėsite antros dalies. Jeigu ne, tai rašykite ne. Jeigu norėsite, aišku, rašykite. Aš noriu. Gerai. Ir visiems ate.